Čia dar, reikia kažkaip, kad skirtingai. Kad skirtingai būtų. Jo, šitą pasimam. Tų stambesnių gal neįmam, ne? Pažiūrim. Tai smulkus visai. Labą dieną, bičiuliai. Sveiki. Su jumis YouTube kanalas Modestas žuvauja ir lekiam su Minde į tokį ežerėlį čia visai netoli Alytaus. Iš tikrųjų, šiandien yra sekmadienis, iki 3 atidirbau aš. Mindė bimbinėjo, ruošiamės naujus įrankius, iš tikrųjų žiauriai norisi išbandyta, ne? Jo, viską fideriukas. Metod. Nu, ten, žodžiu, viskas eigoje vyks. Pasakojimas ir lekiam dabar mus. Lukelis pasitiks. Žinot, aišku, jūs tą lukelį, kur su manim lygiom sužaidė su spinningu toks nežemas vyrukas, kur gliaudenė, sakiau, visokiausias temas ten ir su dvirku važinėjęs, ir su maškė, ir su viskuo, nu toks viską išbandęs, bet likęs prie žvejybos. Laukia jisai mūsų čia prie vieno įsukimo, pasitiks mus ir lėksim tada kartu į čia jo labai ežerėlį mylimą. Iš žiauriai daug gaudo, ten sakė gražiai susitvarkęs. Tai va, nulėksim iki tenais, nežinau, jisai norės atskleist tą ežerą ar nenorės. Galiu tik pasufleruot, kad šalia Alytaus ir iš A raidės, negilus. Tai lekiam, išbandysim, kaip ten sekasi, nes jau jisai kaip pripasakojęs kebryti, tai ten. Kad būna žiauriai stipru ir sakė, kad nugalėti tenais jo šansų nėra. Nu, nesitikim nugalėt su Mindė, nu ką, tą metodą netaip jau dažnai gaudom juo, bet šiemet stengsimės daug juo gaudyti. Laukiniuose daugiau ežeruose, nei jokiuose balose ir pasižiūrėsim, ką svarstyklės parodys iš tikrųjų. Labas. Labasgi. Va kokia vietelė, Lukelis iš karto sako, aš čia gaudau. Sveikas, Lukelį. O kodėl tu čia? Kodėl tu čia? Tik reikia man leidotis rinkti. Ne. Ne? Tai mesim. Paskaičiai. Ateik metam, Mindė. Aš ir čia noriu. Čia vieną savo atsisėdai. Ne, čia ne vien, čia dviem. Aš bet kur galiu sės. Čia dviem? Nu tai... Jūs galit kapotis tarpusavį, jei norit. Revanšinė, modė. Taigi lygiom baigia. Nu gerai. Gerai, jūs čia kapotis. Gerai, mes čia dviese Mindė ten. Gerai, bandom. Va, bičiuliai. Pasirinkom Mindė feeder baito. Susidėjo. Visko, o aš Benzar Mix. Ir tiek boiliukai visokiausi, tiek jaukas, purškalai. Žodžiu, labai paskubom. Viską darėm, tai taip, lėkiam. Šeryklos irgi matau, Eldorado. Čia Mindė sudėjo, žodžiu, galvakabliukai. Einam dabar truputėlį papasakosiu apie kotelius. Čia mano Mindė šitas ar tavo? Šitas, kur aš bandysiu. Va, Mindaugas. Pro FL. Nu, žiauriai žinokit. Atrodo smagi meškerytė. 3,9 iki 9 gramų. Pasakysim po žvejybos daugiau apie ją. O tavo va, madu. O mano va. 3 ar 3. 3,30. Jo. FL. Žiauriai atrodo smagi meškerukė. Tai va, išsibandysim, eisim, susiruošim viską. Ir pagaudysim, ne ant nakties būsim, o... Nu tai kiek dabar Lukelį valandų? 4, nu tai kokia, jeigu 5 pradėsime ir iki kokių 9 turbūt. Ar iki 10, nu žodžiu. Iki 9, 10, kaip šviesa, kad nereikėtų... Jo, kad nereikėtų jokių prožikų. Nieko ir tarp kitko, šitame ežere galima imti pagal naujas tas taisyklės baltos žuvies, kiek nori, tai
Dėsim į skiaurės, šiaip aš tai nemėgstu to daryti, visada žuvį leidžiu, niekada man ten nepatinka kaldai tų žuvų, kad ir po to jas paleidžia, nu kam dėti iš tikrųjų hebrytę, jeigu vėl paleisite. Anksčiau dėdavau ir aš, atrodydavo, kad ta nuotrauka bus graži su daug žuvies, bet manau, kad ne, ir viskas susimaišom, nes jie čia labai skuba. Lukelis iš tikrųjų tikriausiai jisai, nu, kažko tai nerimauja dėl rezultato ar dėl kažko. Nes žiauriai skuba arba, nu, turbūt nori labai. Jo. O viskas apie kotelius, apie jaukus, viską galite rasti žvejybos reikmenys.lt. Jeigu kažkas kažką su pavadinimais, aš čia pjaunu hebrytę, tai galite jiems tiesiogiai parašyti ar Edgarui. Jie tikrai daugiau žino apie tuos visus pavadinimus, apie viską, jų ištestuotos, jų patartos meškerytės. Haldoradinės pelėtukės. Rimtai? 2 mm. Ai, o mes šiandien Haldorado nieko neturim, mes turim benzaro ir feederbait. Žodžiu, viskas, nemalu, aš čia ir einu ruoštis. O firmos priklauso? Nu, aš vako pradžiai pradėsiu turbūt. Va, benzar, aler, aqua, mažutės, 2 mm klasikas, nežinau net, iš tikrųjų, nei kvapo, nei nieko. A, toks truputėlį smirdukas. Gerai Lukelis smirdukas ar nelabai? Gerai. O aš bandysiu feederbaituku. Šito, ne? Čia jaučiu bus... Tigrinis riešutukas tai. Bus jaučiu gerai. Nes mano tai smirdukas labiau. Daug, ne? O, tai geras kvapas. Baisiai. No. Mano, žiūrėk, ne. Tavo labiau smirdukas. Tokio kaip ir... Smirdukas ir dadėsiu truputį dėl spalvos tutti frutti. Va. Kelių spalvų, bet labai nedaug. Va. O aš dadėsiu flu bredas. Ne, tai čia gal eigoj, ar iš karto dėsiu? Nors ne, gal eigoj ryškaliuko pabandyti kažko. Nu, arba gali dabar iš karto būčiau. Eksperimentuosim vieną. Ir aš kažkaip nežinau, man aš ir anksčiau, kada gaudydavau, daug kas merkė į šitą, palaiko ir ištraukė. Aš pabandysiu tiesiog truputėlį padrėkinti ir tada žiūrėti. O tu merksiesi mendė, ne? Pabandysiu gal, nežinau. Nu, biškį daugiau. Daru. Opa. Nu, dar truputėlį ir šitą. Šitas tai žiauriai skaniai kvepia. Ja. Viską kalam hebrytę, kaip ir man patinka, iš akies. O tada eigojų galima žiūrėti arba dasimaišyti kažką. Pamėsminsi. Va dar kas labai įdomiai atrodo. Konkurs. Pelėtinis, va. Summer. Lukeli? Taip. O CSL-as kas čia toks? Gerai? CSL-as sako gerai. Dėsim ir CSL kažko. Jeigu ekspertas sakė, kad gerai, vadinasi turi būti gerai. Va, kaip mano atrodo. Mišinukas. Nu ką, viskas paruošta kaip ir. Formukės neturiu, tik viena yra, ne? Forma, viena gal Lukelis turi. Startinio nedarysiu. Pradėsiu, va, mikro vafteriukas. Mango skonio, tas jaukas. Kur vadžiau, nedarysiu starto, tiesiog dažniau pamėtysiu ir žiūrėsiu. Dar tinklelio žuvį irgi neleisiu, gal dar nieko nebus. Čia Lukelis sakė, kad neįmanoma, nu tai pasižiūrėsiu. Nekantrauju. Gerai? Šėrykla ganėtinai didelė XL-as, kem 5 gramų nesvėjas toks, ganėtinai nemažas, tai pasižiūrės. Va kokia graži bulbukė gaunasi. Pirmas metimas, bičiuliai. Praėjo turbūt gal 2 kokios minutės. Oho, smagi
Karšiukas, turbūt, nedidukas. Nes pradžiai taip gražiai paspaudė. Ir kibimas koks. Ui, kaip gražu. Va, koks. Rudukas net truputį. Opa, nu va. Atsikabino. Lukelis džiaugiasi baisiai. Lukelį traukė. Nu viskas, reiks. Einu atsinešiu tada į ką dėt žuvį ir gaudysim. Ne? Taip pradžiai. Ai. Nusėjo. Toks geras kibimas. Ir nepakirtau. Sako, skaitosi. Ne. Nu tai kaip ungurys. Tai gal skaitos. Meškerytė tobula tokiam gaudymui. Jautri. Jaučiasi kiek. Oi. Mažas kabliukas. Nu čia jie kaip iš patrankos šegrytė, bet nedidukai. Reiktų gal truputį pasididint masaliuką, nes plakių pas mane daug. Ai, nu jau čia toks. Nieko jau palygint. Nu kur nieko? Nu ne nieko, nedidukas, bet mažas visai masaliukas. Va kaip. Čia tas mini, kur sakiau. Jie apatinę lūpukę gavęs, bet du nuleidau nemažus. Pas mane plakių kažkaip yra daugiau, pas juos ne. Tai gal reikia masaliuką pasididinti ir... Visgi svarbiausia bus svoris, tai kažką reikia daryti. Svoris, tai aišku ne vienetai lūkelis. Bet šiaip žiauriai smagu, nu... Kibimas geras, meškerytė 42 metrus metu, nu tai va, žiūrėkit. 3,30. O 45 gramai šerykla plus jaukas ir va kaip viskas. Va, lengva rankutė švystelėjai. Strategist Feeder 330 FL. Lukelį čia kaip dažnai gaudai, tau reiktų tokio kotelio. Labai. Nes, nu... Ir kaip mindės reiktų tokio. Nes, jo. Jeigu dar didesnis vėjas, tai gerai biškį galingesnis. Nes dabar jau ganėtinai stiprus tas šoninis vėjas. Ir va, tarkim, neužilgo turėtų būti kibimas. Sunku į tą tašką pataikyti iš tikro, bet, nu, labai patiko meškerė. Iš tikrųjų, pirmas įspūdis tai tikrai labai geras. Liauniausią viršūnėlę užsidėjau. Gal reikėtų truputėlį kietesnės, nes visgi toks vėjas, bet viskas labai gerai. Mindė irgi matau gaudo, nu žodžiu. Kova įnirtinga, chebrytė. Atrodė. Lukelis lėtai traukia. Kaip gera. Bet aš norėčiau traukti tą. Ai, nu nes tai. man, žinai, smagumus koks būtų.
Nu jo. Nu tai galėsim po to pasikeist. Va ir man kaip lenkia. Opa, yra ir pas mane. Opa. Va čia tai lenkia. Nu bet man mažesni. Reik tikrai didintis. Va po šito ištraukiu šitą mažylį ir kažką didinuosi. Gal kad nepaimtų tie plakiukai. Nepaimtų plakiukai. O, koks raudonais pelekiūkščiais. Nu, česnakas almondas. Pasididinsiu truputį masaliuką ir pažiūrėsim, nes per tą mailiuką kažkaip nelabai čia man taip. Jau dabar gal bus kabliukas mažokas, bet pabandom. Ant gumytės. Pabandome. Smagu, ant to metodo nereikia ten tų zikų, karpyt, sliekų visokiausių. Tokią bulbukę prikrauni ir keliaukit rogės į gėrę. Tai gal didesnis, nes to aukštesnis, tai gal yra. Vis tiek. Kaip lėtai traukia, kada varžybos, tai kiekviena žuvelė svarbi. Taip. Ne, šiaip mėgautis vis tiek. Smagu. O ir labai svarbu ir svoris. Ką parodys. Nu. Ne, nu smagu, vis tiek. Tai jo, Lukelį, nereikia ten su jokiais zikais, su nieku žaisti, atvarėm va čia. Ne, va tas va, kad švari ta žvejyba, aš iš vis daugam siūlyčiau, kas nebandė, tai va. Pasibandyti. Nu va. Nu. Oi. Geras. Pasididinau lafteriuką ir truputėlį pastambėjo žuvukė, nes Lukelis tai taip į šoną, kad net mane kartais siekia. Meškerį taip va, o daro. Man taip neišeina, nebent į šitą pusę reikia. Jau šito galo rudnį išsikelsiu. O ir nunešė mano masaliuką. Op. Pasididinau chibrytę masaliuką ir pradėjau vieną kitą didesnį pagauti. Plakiai visokios kojytės dingo. Nepaima ir dabar stojo karšiukai. Nedideli, bet vis tiek. Opa, nu va. Lukelis visas švelniai ima, o nėra. Nėra Lukelį daug. Nepakirstų. Dabar dedu aš, palaukit, ką man čia buvo gerai. Va šitas va. Daikčiukas. Didesnė žuvukė man ant jo. Kalė. Patogu taip va ant gumytės. Aišku, ant nadatėlės gal net geriau laikytų, bet ant gumytės irgi. Viskas gerai va. Op, toks kukuliukas.
Lukelis gal 17 jau jaukų pakeitė vis. Jis ten kažką maišo. Nu ir pažiūrėsim, ar jis čia primaišys jau taip labai. Va. Bulbukė. Va. A, jau link manęs pradėjai mestą? Ne, kur tu padėk, savo. Ai. Bet vėjas užneša. Nu gerai. Nu, kibimai tikrai turbūt kažkokios 2-3 minutės. Va, jau prisistatė prie šėryklos. Daug iš tikrųjų nepakertų, nežinau dar kažkaip. Atrodo jau ir lenkia tą meškerukę, pakeli nėra, net nepajauti. Reiktų vis, sakau, jau valandą laiko, kad reikia reikia pasididinti kabliuką, bet dabar pabandžiau dar pamažinau masaliuką, jau kaip ir dingo tie visi plakiai. Tai gal ant mažiuko ir gerai bus, bet šiaip kol dar buvo tų plakių, tai didesnis masaliukas geriau buvo. Lukelis, aišku, žino, kaip čia ką čia daryt, bet mes stengiamės. Opa, nu va. Tai kaip tu laimėsi? Būtų gerai, kad Lukeliui nueitų. Oi. Bet nueis turbūt man. Nu, kieno didesnis čia? Oi, pažiūrė. Oi. Tavo? Tavo. Gal mano. Gal tavo. O gal broliai? Gal broliai. Paroli. O. Ne, mano O, riebesnis. Mano riebesnis. Nu? Tai pusbroliai. Jo. Va, bičiuliai, pradėjau ką dėt ir padidėjo žuvukė ir tie kibimai atrodo tokie pasidarė greitesni, čia toks kaip kūgiukas, nes Lukelis irgi pradėjo mesti į mano pusę ir pradėjo geriau gaudyti. Ai, tokius gali gaudyti iš tikrųjų. Paleisi modę ir tada paskui. Nu, čia. Dabar kibimą turėjau, tai turbūt po kokių 15 sekundžių. Nuskendo, pastačiau ant kuoliuko ir lenkia. Pažiūrėsim, kaip dabar bus. Bet šiaip, jeigu kažkaip pataikai gerai, tai realiai kibimai seka iki minutės. Jeigu kažkur vėjas pūstelna užpjauni, tai reikia truputį palaukti, bet šiaip greitai viskas ganėtinai vyksta. Pasididinau kabliuką, gaudžiau prieš tai su tokiu va, visai mini, su mini vafteriuku, irgi kibo, bet tos mažesnės žuvies daugiau. Dabar va, du paskutiniai didesni ant tokio va, kūgiuko gražaus. Čia halibuto kvapas, mirtukas. Lukelis sakė, tinka. Čia tokie kvapai, tai pasižiūrėsim. Ir va dar ką, kada buvo mailiaus, tai miauso.
Vafteriukas. Kukurūzo kvapo. Nes norisi, mačiau, kad jam stambesnių žuvų dažniau prašoka, man kibimai galbūt ir greitesni, bet mažesnių daugiau. Dabar va. Opa. Dabar kaip ir pas mane gerėja situacija chebrytė. Nu įdomu žiauriai. Toks liaunus kotelis. Ai, nu ir pas jį kabliukai su užkarpom. Sako, tai ką tu čia be tų užkarpų? Nu, iš tikrųjų, man nuėjo tikrai daugiau negu jam. Bet smagu baisiai. Dabar jau ir aš stengiausi taip tą žuvytę pumpuot, nekelt meškerytės aukštai, kaip graibštelis būtų lengviau viskas, o dabar va ir tie karšeliai tokie. Tokie jau pusė velniuko. Be užkarpėlės, kabliukas, viskas greitai, gražiai atsisega. Reiks skubėt. Čia neatsilikt nuo čempiono šito ežero. Ar ne, Lukelį? Ne, tai viskas bus gerai. Laimėsi? To. Ne. Ne, tai aš gibliškai pasidavinėjau. Aš gibliškai leidžiu. O kaip tada gaudėm su spinningu irgi, nu, Biškai. biškį pasidavė. Nu tai nieko. Pasiduoda, tai pasiduoda. Nepakirtai? Pakirtai. Ai. Ir pasirodo, net sakiau, kad kabliukai su užkarpom pas jį net dvi šakis uždėtas. kad geriau pasikirstų. Bet aš jau irgi stengiausi nežaisti. Jau pumpuoju. Nu, faina chebrytė iš tikrųjų. Sakau, daug nieko nereikia. Dar dasimaišiau jauko, nieko nekeičiau. Benzaro klasikas 2 mm. Ir dadėjau tų gražių tokių, kurie čia. Kaip jau ir prieš tai kalbėjau. Va, tutti frutti turbo. Nenori konti, tikrai. Pažais. Nulaukiam. Į vakarą vis tiek aš tikiu, kad užeis tų didesnių. Nes dabar tai tokie, nu, pažaist labai smagu. Ir tie kibimai tokie išraiškingi, patys matėt, link. Žiauriai smagu. O visų šitų gerybių, bičiuliai, galite rasti žvejybosreikmenys.lt. Ir ne tik šitų ten iš tikrųjų. Ir Lukelis sakė, jeigu metodui viską, tai tik tenai žiūrėt. Jo. Irgi užsisakinėja jis kaip opa. Jaučiu, kad biškį nedalaukta. Ai. Šiek tiek nedalaukta arba visiškai mažas plakiokas. Op. Va taip ir sportuojam chebrytę. Nu, bičiuliai, parodysiu, ką padariau iš tikrųjų. Jeigu išsitraukiu šitą žuvelioką, jau dabar Lukelį kažkaip tai gal prisivijau.
Ta prasme per, nu tarkim, kokią 15 minučių, jeigu imt. Tai dabar net neprisivijau turbūt. Net ir geriau gaudau, nes Lukelis nieko nekeičia, jisai čia atsirinkė, sakė viską ir va, žiūrėk, chebrytė. Nu, čia nedidukas, prieš tai buvo didesni. Va, koks masalas realiai, kokio dydžio ir kokia žuvytė, nes jisai nieko nekeitalioja, o man kažkaip įdomu keitalioti, jisai eina ant labai didelio rezultato, o aš visgi vis mažesni, va, galvoju, uždėsiu tą bumbulą mango skonio ir atrodytų, kad tokiai žuviai kaip ir jisai gal būtų per didelis, bet, nu va, sakau, dabar va, momentas tai tikrai man yra geras. Jeigu toliau taip, tai nežinau, jisai gal vėl kažką išsitrauks iš savo tašės ir pradės miksuot. Galimai eisi skolintis mango? Ne. Paskolinsiu, bet vėliau. Nu, va, ir Lukeliui. Ir specialiai, va, kaip traukia žuvį, kad aš negalėčiau užmest tuo metu, tai taip daro. Kibimai iš tikrųjų, bičiuliai, nu tikrai greiti, va dabar va pasižiūrėkit, užmečiau. Ir klausiau pas Lukelį, kiek čia galima jų pagauti, tai sakė, nu kiek nori, Lukai. Kiek nori. Jo. Ta prasme, čia kiek nori ir šiaip, ir kiek nori širdis. Ta prasme, kiek neatsibos. Bet dataikyti vis tiek reikia. Ne, fakt. Čia bet kas turbūt, nu, parašai žvejybos reikmenys.lt ir tau surink. Sudeda, ko reikia. Jo. Ir tada sėkmingai gaudai. Va. Va, žiūrėkit, va, chebrytė, va. Opa. Nu kiek praėjo? Minutė? Mažiau gal dar? Ta bumbula kairėja tik daina. Net nenoriu gaudyti ant zipą, Lukelį dabar jau. Pabandysim iš tikrųjų ir Nemune nulėkti į Nemuną, a ne? Ir manau, kad labai gerai. Jo. Manau, kad gali būti labai gerai. Ten ir kokiam kaip ir šapalui, tai tikrai bus. Bus tobula. Bet ir ežeriukė, va. Nu vis tiek man mažesnis. Va. Toks bumbulas tokiam žuveliokui. Net Lukelis iš savo kėdės pašoko kokį traukiu žuvį lygti. Nu, meškerytė dirba, tai tobulai kėdyti. Toks, kaip visi galvau, kad geras, bet tik tais, kad drūtas. Nu, bičiuliai, visgi reikia vis tiek pagalvoti, kaip bebūtų. Man dėl to ir įdomu, tarkim, va gaudžiau ant to bumbulo. Prisilpo kibimas. Jaučiasi, kad yra. Tai per valą, tai dar kažkur. Dabar užsidėjau mažesnį truputį. Korną, meuso. Ir iš karto 2 iš eilės, bam, bam. Tai taip irgi reikia varijuot. Lukeliui tik nereikia, jam viskas gerai gaunasi, jisai masalo nekeičia, keičia jisai jauką. Ir tai vienu, tai kitu pabando ir taip kaitalioja ar kaip? Jo, būna biškį vieno duodu, biškį kito duodu. Bet smardukas geriau. A ne? Nu, tai. Žodžiu, galima pilnai pasitikėti žvejybos reikmenų chebrytę, nes
Nu vis tiek, paprašiau, sakau, davai karšiukui, sudėkit. Gerai. Nu tai va, kaip ir matot, viskas gaunasi teisingai. Va, jau atrodė, kad užteks, bet va, paskutinis jaukas ir iš tikrųjų viską susimaišiau. Ir viskas jau turbūt baigsim, dar eisim pasižiūrėti, ką pagavė, o lukelis. Kala. Nėra? Neblogas kliauvukas nebuvo. Kliauvukas blogas, bet žuvis, žinok, nelabai kokia gal. Nu nieko nepadarysi. Turi kažkam nesisekti. Nu va, dabar va suretėja kibimai iš tikrųjų. Lukelis sako, naktį net nedvėjoju, gaudant naktį, tikrai pasigautų gerokai didesnių. Visgi diena kaip diena, bet gal kažkada ir naktį atlieksim į čia pabandyti, bet šiandienos tikslas, kaip ir sakiau, va, po darbo šovėm čia gausis net nepilnai 5 valandos, geros 4 valandos žūklės. Tai, nu smagu, žiauriai, nereikia ten terliotis, tokia greita žvejyba, va, kas čia. Keletas boiliukų, jaukas ir viskas, pirmyn, karšiukai eina į trasą. Nu ką, bičiuliai, gavosi taip, kad Mindaugas nepaėmė svarstyklių, tai kaip čia taip gavosi? Specialiai, nes mažiausiai prigauti. Ai, tai kaip čia galima? Nu, kad tikri žvejai žuvį pasveria iš akies. Tai va, kelių valandų pasižiūrėsim, kelių valandų gaudymo rezultatas. Va, čia mano, net sunku laikyti iš tikrųjų. Čia mano dabar parodys Mindaugas. Bet to didžiausia pagavęs. Jo. Na, čia sunkiai matosi. Jo, va, per plyšį gali. Geras vienas išvis. Nu ir čempionų dabar atėjo valanda. Ai, tai kad čia gal blogai, kad pamiršom svarstykti. Kad normaliai, Panašu, kad draugystė. Jo. Ačiū bičiuliai, kad sekate, ačiū, kad stebite. Visą tai, kuo mes čia gaudėme, galite rasti žvejybos reikmenys.lt. Leidžiame žuvytę ir su jumis buvo YouTube kanalas Modestas Žuvalas. Ate.